ta, sakykime, propagandinė tiesa, kurią mes skelbėmės jau keletą metų, tai yra rusofobija pasiekia aukščiausią lygmenį šiai dieną Europos Sąjungą. Toliau lipt nebėr kur. Nebent imam visi ir einam į rytus išgalabint kažką tai. Nebėr. O kai pasiekia aukščiausią lygį, kaip banga, jinai pradeda atslūgti. Ir tą bangą reikia vėl bandyti sulaikyti, nes kitaip tu nesėdėsi šitoje valdžioje. Nes Europos Sąjunga yra pastatyta ant ir NATO ant rusofobiškumo šiai dieną. Ir va šito yra problema. Ir čia yra nesutarimai. Bet tam, kad rusofobiškumas galėtų virst mūsų, sakykime, pergalės iškiekvienai užtaisų, tam reikalinga turėti jėgą, kuri galėtų bent jau pajudinti Rusiją. Nelaukim, Rusijoje nebus vidinio sukilimo. Ir tai žino. Bet iš inercijos mes vis dar sukamės toj pačioj, iš dalies bijodami, iš dalies netikėdami, kad visa tai prasidėjo jau ne pirmi metai ir kad tai yra jau matoma visiškai tas pasaulio griūties būtent vaizdinys. Netikėdami iš dalies, suprasdami, kad nėra kur išeiti. Aš turiu mintyje elitą, kad niekas niekur jų nebelaukia. Tai yra praeitis. Supraskit, kai mes kalbam, pavyzdžiui, pas save, kad mūsų elitas sako, ateis Rusija, ateis, vat jeigu Ukraina prapils, ateis Rusija. Numeluoja. Ir labai gerai man patiko, nesenai pasakymas vieno iš vakarų politologų, garsių pakankamai, kai jis pasakė, Rusijai nereikalinga visa Ukraina, jinai niekados jos neims visos. Ir Baltijos valstybės nereikalingos jai. Ir aš sutinku jau ne pirmą kartą patys sakau, jeigu grėsmės nekeliam, gyvenkim mes kaip mums patinka gyventi. Net nelys ir neįtako šitoj pozicijoje, mes patys, dar kartą kartoju, nusibaigsim šitam rusofobiško, reiškia, mąstymo tvaike. Supraskim, yra dalykai, kurie, globalioje aplinkoje yra visiškai kitaip vertinti reikia. O mums sakoma taip, ir mes galvojam, tai elitas supranta, kad negaus pinigų, nebebus srautų piniginių. O kaip gyventi, jeigu nebebus srautų piniginių į Baltijos šalis? O jų nebebus. Mes vėl kalbam apie poligonus, vėl naujus poligonus, panašiai, taip toliau, panašiai. Ar mes išdurnėjom? Ar išdurnėjom, atvirai kalbant, jeigu rimtai, mesgi patys savo jau turime išrodyti idiotais. Veikdami šitą linkme. Bet juk kalba. Ir žmonės bando įrodyti, kad būtent poligonais pavertus visą Lietuvą, būtent tada per jėgą bus, sakykim, išlaikyta taika. Kvailystė. Per daug svarbi tampa Rusija, kad ją sunaikint. Mes su jumis norim sunaikint, bet jėgos ir galios yra, kurios nenori jos sunaikint, nes šiandien su savo karinė gale ir su savo resursais jinai gali padėti pakeisti pasaulį. Taip mąsto Trumpo pozicijos, taip mąsto Vatikanas. Mūsų, elitas, dalis tikrai nesupranta, kas vyksta ir tikisi, kad viskas pasikartos ir grįš atgal. Negrįš. Net jeigu Trumpą šiai dienai nugimt, net jeigu Baltuosius rūmus užimt ir ten pasodint kokį nors Bidenas 2 ar Clinton 2, viskas. Pasaulis praėjo tą galimą grįžimą atgal. Riba yra pereita. Dabar laikotarpis griovimų ir prie to reikia priprasti. Kur yra didžiausia, aš galvoju, pas mus mūsų nelaimė? Lietuva ir ne tik Lietuvoje. Mes su jumis meluojam. Mes pastoviai meluojam. Mūsų valdžios meluoja. Mes patys savo meluojam. Ką aš turiu minty? Mes kalbam apie nacionalinę valstybę, apie nepriklausomą Lietuvą. Ir čia pat nenorim pripažinti, kad tokios valstybės
neegzistuoja jau. Tai yra mūsų tragedija, kai mes atidavėm praktiškai visus ūkio, finansų ir net karinius segmentus atidavėm kitiems. Tai yra, ir aš galvoju, koks turėtų būti vis dėlto, įsiūtis viduje arba neviltis viduje tų, kurie ten 90 metais nuoširdžiai to tikėdami. Aš nekalbu apie tuos, kurie ten mąstė, reiškia, vienaip ar kitaip ir tiesiog manėsi gausia iš to naudos. Iš tos pozicijos. Aš kalbu apie tuos, kurie tiesiogiai nuoširdžiai tikėjo tuom, kad jie kurs nacionalinę, tautinę, nepriklausomą valstybę. Ir šiandien mes skelbdami tai ir viešindami ir propagandiškai žaisdami viduje, mes bijom pripažinti, kad mes jos nebeturim. Tai yra mūsų ir ne tik mūsų, visų tų mažųjų pirmiausiai tautų tragedija. Bet mes ir nenorim kovoti, mes ir nenorim ieškoti, mes nenorim būti Orbanais. Mums nereikia šito. Mūsų elitas tiesiog savižudiškai keliauja į ten, iš kur jau išlipti bus neįmanoma. Tai negi tu dabar žemėje gyveni ir tu turi su viskuom sutikti. Tau pasakys, eik į skerdyklą ir tu eini į skerdyklą uodegą pabrukęs. Tau pasakys, kad tau reikalinga nusirengti ir nuogam vaikščioti, po Vilniaus miestą. Ir tu dabar nusirengęs nuogai vaikščiosi po Vilniaus miestą. Tave visi pirštais badys arba nebadys. Išeisi tu vieną rytą ir matai, kad visi nuogi, klausykime. Ir tu laimingas, patenkintas ir panašiai. Taip. Negaligi idiotiškumui tas, kas yra bandoma įgyvendinti, nesipriešinti. Negali. Ir aš manau, kad mūsų tokių yra pakankamai daug. Pakankamai daug, ne tik aš turiu minti Lietuvą, bet ir visą Europą. Todėl Europoje taikos nebus. Ir ne Rusija šitai sukels. Jau vien tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos trauksis iš Europos. Ir mes dabar tik tai uodegas pabrukę pradėjom šnekėti, ai, kaip čia bus. Dabar policininkas išeina į pensiją po 100 kalakutų, reiškia gerai, o dabar kas prižiūrės tvarką? Sako, imkitės patys ir prižiūrėkite tvarką, kad mes nemokam. Mes nežinom, kaip tai yra daroma. Kaip kur kas, ką mes su kuom? Kaip nemokot? Mokat gyvo, pasiklausinėkit anglų, prancūzų. Vokiečių galima paklausti. Taip, bet juk vokiečiai pareikalaus žemių, kurios atimtos yra. Manot, kad ne? Jeigu tik leis jiems sustiprėti. Pareikalaus. O ką Lenkai daryti? Lenkija vėl tada liks mažytė. Ir panašiai, ir taip toliau. Mes tarpusavį pradėsim ėstis. Ir net mūsų elitai varys mūsų į karą, į tą pačią Ukrainą, jeigu to pareikalaus London Cities. Pabūkim atviri. Negaligi idiotiškumui tas, kas yra bandoma įgyvendinti, nesipriešinti. Negali. Už tai reikia dar, aš švelniai sakysiu, reikėtų tokios beržinės kaušės. Kiekvieną rytą atsikėlė, išlipo iš lovos, ten jau stovi su beržinė kaušė. Ir taip gerai tiems, kas priima, reiškia, būtent tos sprendimus, ataudėjai, kai reikalas, dabar eikit darbelį. Tada jau bus gal pradės mąstyti, nes kitų klausimų, ne. Pradėkim galvot šituo mastalu, kaip anksčiau buvo bandomas pavadinti, o ne užpakaliais.